Kažkaip žiūriu, medis priekin, tai biškai strašną pasidarė. O šitas va. Galvoju, kad Būtum netapčiau atsitrenkęs į paušį po to biškį. O matai, kiek žmogų vaikšto? Aik, tu pekau. Čiuošiu, bet mane gali ant smėlio nunešti. Lieka šios. Rūra! Pagaliau į rūrų atvežė. Nu kažkaip įdomiai. Prie -12 Siamo katinai susprogė. Tai kaip čia yra dabar? Man kas gali paaiškinti šitą reiškinuką? Greitai atsakot į klausimą. Kur dar matė tokių stebuklų? Ieškom vietos. Žinot, kaip kopose sudėtinga rasti vietą, kur prisglaust, prigulti. Pasidegint. Tai dar ieškom, varadam, kiekutį gražaus. Zigzagais. Žiūrėlė, kaptuką susnervuoji, tai ratais svateva ir varai giliuoji. Kažkaip ar kaimietiški žodžiai giliuoji. Gal nepilnai iki smėlio. Tai jis degintis norės turbūt. Gerai, gerai. Tinka. Saulytė šviečia, ko nepagulėt Palangos paplūdimy. Vandenėlį šnara, žodžių pasaka. Ką bičiuliai, pasižiūrėkit, kaip atrodo. Senais laikais žmonių čia su žibru nerasi, o šiandien pilna. Visi grožisi neeilinių reiškinukų. Tai tikrai ne kiekvienais metais, netgi ne kas 5 metus pamatysi tokį reiškinį apšalusį leduką. Vaizdelis įspūdingas. Taigi dar galite spėti ir jūs nulėkti Palangėlėn, pasižiūrėti, koks grožis.